Labas vakaras, mėlėjai žiūrovai. Štai ir atėjo tas momentas, kai susumuoti parabolės konkurso, kalėdinių sveikinimų konkurso rezultatai. Ir šį vakarą mes būtent sukvietėme čia į studiją, parabolės televizijos kanalo studiją Telšiuose, kad galėtume pasveikinti nugalėtojus ir įteikti jiems laimėtus prizus. Taigi, noriu dar pasakyti, kad jau kalėdoms praėjus seneliai grįžta į savo kraštus, bet kadangi tokia svarbi misija buvo atidėta vėlesniam laikui, aš dar pabuvau čia ir noriu šitą atlikti garbingą misiją kartu su parabolės vadovais ir kitais darbuotojais. Taigi, reikia pasakyti, kad šitas kalėdinių sveikinimų konkursas, kuris buvo pirmasis toks Telšiuose, o gal ir Žemaitijoje, praėjo gana neblogai. Žmonės aktyviai įsijungė į šitą konkursą. Na, žemaičiai, kaip žinia, jie kol įsijudina, tai ir lapė lašinius nuneša, bet pradžia nebloga ir galima pasidžiaugti, kad konkurse dalyvavo Telšiuose ir Plungėje 17 dalyvių, komandų, kurie parodė tą, ką sugeba. Ir dar svarbiausia, kad to konkurso metu čia Telšiuose ir Plungėje apsilankė daug vaikučių, kurie nedalyvavo konkrečiai konkurse, tačiau mielai čia lankėsi ir turėjo progą susitikti su manimi, tai yra Kalėdų seneliu, pabendrauti, na ir tiesiog save pamatyti ekrane. Nu, o senelis parabolės dėka nebuvo šykštus, dovanėlių visiems įteikė ir netgi buvo nufotografuoti vaikučiai ir man buvo labai džiugu su vaikučiais pabendrauti ir įsiamžinti. Pasakyčiau, kad Telšių ir Plungės mažieji paraboliečiai yra gana šaunus vaikai, geri, nuoširdūs ir jie labai myli savo tėvelius, o tėveliai juos. Taigi tokio linkėčiau gražaus bendravimo ir ateityje, na ir aišku bendrauti ir su parabolės televizija. Taigi, mėlėjai, artėja tas svarbiausias momentas, kai aš paskelbsiu, tiksliau jau buvo paskelbta, bet dar sykį, paskelbsiu tos nugalėtojus ir bus įteikti prizai. Prizus nepadykite, aš senelis, tiek be primatau ir atmintis ta tokia prastoka, tai man talkins parabolės generalinis direktorius Steponas Zemčiukas, kuris ir buvo to gražaus sumanimo autorius pagrindinis. Tai dabar mums teks atlikti tokį labai patį svarbiausią darbą, įteikti prizus. Matot, kokie tie buvo dideli ir gražus prizai. Reta pirmą tokius konkursus rengiam. Nu, taigi, ar galima jau skelbti? Jau, pats laikas. O, pagal visus balsavimų rezultatus, 3 vietą laimėjo Goda Klimaitė iš Telšių. Goda, ateik pasirodyk. Godutės tokis, va čia, godutės tokis. Tai dabar ponas Steponas ir teiks tau prizą, kurį tu laimėjai. Godai atitenka gražus fotoaparatas. Aš, aišku, sakyčiau, gal biškį jai per anksti dar fotografuoti, bet aš pradėjau fotografuoti 2 klasėje, tai kad netoli jau tas laikas, tai aparatą reikėjo pradėti kinkyti. Nu, Godutė, čia labai geras fotoaparatas. Tavo aparatas toksai. Ir prie tavo drabužėlių pritinka. Godutė, ką pasakyti ką? Nieko jau matyti. Po konkursų sunku šnekėti, jau dovanas yra. Nu, ką daryti? Va, dabar ar
Jau galima antrą vietą. Jau skelbkite antrą vietą. Antrą vietą laimėjo Gabija Gibiežaitė. Irgi atrodo iš Telšių. Taip. Sveikina senelis tave, sveikina. Ir ponas Steponas irgi nepabėg dar, turi pasveikinti. Dar pasveikinti noriu ir palinkėti, kad tas kompiuteris gerai tarnautų, duotų naudos ne tik žaidimuose ir kur nors muziką paklausytą dar kažko, bet dar ir kažkokį tai darbą su juo galėtum nuveikti. Gabija, ar džiaugiesi gavus tokią dovaną? Nu, tai jeigu bus tokie konkursai ir ateityje dalyvaus, tai tau parabolė gražią dovaną suteikia. Nu, gerų švenčių tau. Nu ir dabar pats rimčiausias prizas iškeliaus į pirmą vietą laimėjusi rangas. Taigi, kaip atmenat, čia į konkursą buvo atėjus visa, kaip sakė, uabas arba komanda. Atsivedė ir garsų dainininką. Gaila, kad šiandien jo nėra, kažkur klajoja ar Vilniuje, ar dar kitur. Aš nematau, bet matau pagrindinį šio prizo komandos vadą. Tai Ignotą Macių. Pirmoji vieta šitam konkursui. Nu, kaip Ignotai, senam mūsų abonentui ir mano jau pašnekesių didžiausiam dalyviai, tai aišku, šitas televizorius turėtų pasitarnauti, kadangi jį galima net prijungti prie interneto, o iš YouTube'ės visus tos mūsų konkursų nufilmuota medžiaga tiesiai į televizoriaus ekraną, be jokių kompiuterių, su geru garsu pažiūrėti. Tai linkiu, kad tarnautų ilgai, negestų ir galėtumėt jūs mūsų programas tikrai kokybiškai matyti. Ačiū. Jums atsakomasis žodis. Žinot, ėjom greitųjų viską taip, to laiką mažą buvo, galvojom, nu gal trečią vietą laimėsim, gal kad nors aparatą kokį, bet kad pavyko iki pirmos, tai žinot, dar geriau. Nu tai linkiu sėkmės. Pirmiausia, dar noriu visiems padėkoti, kurie už mumis labai balsavo, mano draugams, draugiams, giminaičiams, buvo vieningi. Ir dar norėčiau jums visiems paraboliečiams palinkėti artėjančios naujais metais. Linkiu laimės, sveikatos ir stiprybės. Dėkui. Ačiū jums. Geras dovanas šiandien, geri metai labai buvo. Ačiū. Imkit už dovanos dabar visi trys. Sunkus vaizdas. Nu va, tai yra gražu, kad žmonės čiaugiasi dovanom, tokiom gana solidžiom, bet aš dar norėčiau, nu kaip senelis turi teisę ir patį parabolės vadą apdovanoti. To iškosim, kur čia buvo. Va, už to didelį gražų renginį, ponas Steponai, jum čia albumas apie Žemaitijį. Tai gerai, tai čia gal kur pristatė tą knygą? Va. Atspėjau, esu šnipas, beveik kiaurai matau. Kas įdėta? Dėkui. Na tai jeigu tokia knyga, tai gal dar kitais metais irgi jau čia tokį trinktelsim biškį. Tai gražu žemaičiams jūs daug darot, matau, tam kraštui. Tai va ir Plungiškiam, ir Telšiškiam, ir malonu turėti tokią uždarą akcinę bendrovę. Ir šiandien, pavyzdžiui, buvau dar nukeliavęs, liko čia dovanėlių parabolės į tokią stovyklą, sunkiai gyvenant šeimų vaikai ten prie Atžalyno mokyklos buvo susibūrę. Tai va, jiem nuvežėm dovanėlių nuo parabolės. Ir jie buvo nepaprastai laimingi, va. Ir jums perdavė padėką, perdavė vaikučiai. Tai va, nu kągi dar, baigiant, aš norėčiau paskaityti čia tokį gražų sveikinimą. Ir va, ten dar yra toks likęs pagodos prizas. Va, aš dabar tuoj perskaitysiu. Tai čia tas pats sveikinimas, kur senelis pradėjo skaityti, paskaitė tik pavardę ir po to užmiršo.
neturėjo. Akinių neturėjo ir liko neskaitytas. Aš Dabar pratęs. Jo teisingai neįžiūrėjau, o dabar geriau jau matau. Kabelinės televizijos direktoriui ir darbuotojams. Tegul šios šventos kalėdos ir artėjantys naujieji metai atneša į jūsų širdis džiaugsmą, sveikatą, laimę ir meilę. Tegul užpildo jūsų likimo taures švelnumu, supratimu ir gerumu. Tegul jūsų šeimų židinys alsuoja vien šiluma ir jaukumu. Šventų kalėdų ir naujųjų metų šventės tesuteikia jums ir jūsų visiems darbuotojams šviesų džiaugsmą, ramybę ir sėkmę. Su šventėmis jūs sveikina Vida Šakalienė iš Telšių. Tai va, malonu gauti tokius atvirukus, kurie pasiūlė darbo ir dėkodami poniai Vidai va, parabuliečiai skiria šitą gražų tortą. Operatorę parodykit. Neškit čionais prieš kamerą. Tortas geras, skanus, kaip tik naujiem metam čia, nu, gal ne 5, bet 2 tai jau užtektų turėti. Tai va, atvyks ir atsiims, manau. Netvyks, nuveš ir įteis. Tai dar geriau tada. Nu ir kągi. Oi, senelis, reik prisėst, žinot, aš jau neturiu sveikatą. Nu, senelį, palieku. Ačiū labai. Sudėsim į Kauną. O dabar aš dar užbaigsiu. Taigi va, matot, mėlėjai, kaip yra. Baigės metai. Jie buvo gal vieniem geri, kitiem blogesni. Na, bet laikas bėga, kaip upėje vanduo teka ir niekur nedingsi. Toks likimas, toks žmogaus pašaukimas. Vieni tobulėja, auga, gražėja, kiti senstava kaip aš toks. Bet atvirai pasakius, pabuvojęs čia Žemaitijoje, atvykęs iš Laplandijos pagal parabolės kvietimą, aš tiesiog likau labai patenkintas. Svarbiausia, kad susitikau su žemaičių atžalėlėm Telšiuose ir Plungėje. Tie vaikučiai tokie malonūs, tokie švelnučiukai. Na, tokie nemokantis dar nei meluoti, nei veidmainiauti. Jie tokie tyri kaip šaltinio vandenėlis. Tai va, linkiu tuos vaikučius labai gerbti, mylėti, kad nebūtų vaikučių be tėvelių, kad jie būtų tiesiog laimingi. Tai va, linkiu visiems gerų naujųjų metų, laimės, sėkmės ir pasisekimo ir darbe, ir gyvenime, na, o svarbiausia, geros sveikatos ir nuotaikos. Taigi senelis šį vakarą išvyksta į Laplandiją ir jūs aplankys kitais metais. Ačiū jums visiems.